Šis autoportretas apie regėjimą, kuris kyla ne iš žiūrėjimo, o iš intuicijos. Apie archetipinės išminties perkelimą į kitą būtybę, kaip ryšio formą su ta mano dalimi, kuri reaguoja greičiau nei sąmonė. Tai leidžia suprasti, kad ši mimikrija ne pozavimas su gyvūnėliu ir ne zoologinis tyrimas, o simbolinis santykis, regėjimo transformacija. Nors žiurkė visuomenėje atstumtoji, purvina, nepageidaujama, tačiau būtent dėl šios atstumties ji ir išsiugdė taktinį protą, instinktyvų žinojimą, išgyvenimo sumanumą, prisitaikymą ir periferinę išmintį. Tiesa, ši žiurkė naminė, dekoratyvi. Ji pati perėjo mimikriją, kad galėtų būti šalia žmogaus, bet neprarado rūšies genetinio kodo. Ir štai ji uždengė mano akį. Kodėl? Nors akys užmerktos, tai vis tiek apie regėjimą. Tik neatiduota, o perkelta. Transformuota į tą, kas tuo metu mato tiksliau. Tarsi taktinė, instinktyvi sąjunga. Žiurkė mano gyvybinės išminties dalis. Jie jau žino tai, ko mano sąmonė dar nesuvokia. Perkeliu savo žvilgsnį į kitą regėtoją, tą, kuri vis tiek esu aš. Kaip Brianas iš Sostų karų, matydamas varno akimis. Taigi, asmeninės ir kolektyvinės pasąmonės kloduose gyvena kitos būtybės. Jos siūlo mums sąjungas.